Bičiuli, paklausyk, šitas tau tikrai patiks. Labą dieną, Sauliau. Man meistrai sumontavo terasą. Po 11 dienų garai atsiraitojo. Ar tai normalu, ar taip turėtų būti? Žinot, koks buvo medžiagų tiekėjo atsakymas? Skaitytų instrukcijas 99% problemų išsispręstų savaime. Taigi, vyrai ir moterys, šitas video yra tiem, kurie galvojat, kad instrukcija yra tik tai mižniams ir skaitot instrukciją tik tuo atveju, kai kažkas nepaeina. Taigi, šis video Trex lentų montavimo instrukcija. Visos žinios, ką parašyta tiekėjai, mano kaip meistro įžvalgos vienoje vietoje. Įstaisykit patogiai, pasidarykit puodą kavos, arbatos ir geriausia dalis, tai ką išgirsim pritaikę Trex, tinka praktiškai visom kompozito lentom. Judam! Ne vienas kompozito gamintojas neapibrėžia pagrindo. Tai yra dažniausia kalba apie karkaso atstumai, išdėliojimai, lentų kabėjimą ir panašus dalykai. Bet pagrindas poliai ne vienas neapibrėžia ir palieka bendrosioms šalies nuostatom. Vienintelis dalykas, ką kalba Trex, negalima lentų montuoti ant lentos, tai reiškia, turi būti prapučiamas karkasas arba ant nestabilaus pagrindo, kuris gali per laiką įsivaikščioti. Taigi, mūsų užduotis pakalbėti apie polių ir viso pagrindo įrengimą, nes Trexas akcentuoja vėdinimas ir drenažas. Šitie raktiniai žodžiai pas instrukcijoje eina pakankamai dažnai. Pradėkim nuo pagrindo paruošimo. Geotekstilė plus akmenys. Geotekstilė yra tam, kad po jūsų terasa nepraaugtų augalai, akmenukai. Tai yra drenuojantis sluoksnis, kad greičiau įsigaruotų vanduo po jūsų terasa. Poliai. Pas mus po šios žiemos jau mes supratom, kad 50-60 cm nepaeis. Juos po žiemos iškilnos. O jeigu iškilnos jūsų polius ir pagrindą, mes turėsim išsibangavusią terasą. Todėl 1,20 m į žemę. Jeigu norit stabilios neišsibangavusios terasos, po tokios žinios kaip šita, 1,20 m. Pavyzdžiui, čia 1,50 m žemėje plus 1,10 m virš žemės. Antras dalykas. Atstumai tarp polių tiek eilėse, tiek tarpatramis. Šitą dalyką užduoda jūsų pasirinkta karkaso medžiaga. Kompozitas, kaip taisyklė, tai yra ilgalaikė medžiaga ir Trexo mažiausia garantija savo lentom yra nuo 25 metų. Tai reiškia, mes irgi turime kalbėti apie karkaso medžiagą, kuri ištarnaus lygiai tiek pat. Aišku, tiekėjas sako, gali būti medis, gali būti kietmedis, gali būti aliuminis. Bet svarbiausia, kad suprastumėt, kad karkasas turi būti iš savęs. Jūs galite nusipirkti nuostabiausią, brangiausią lentą, bet jeigu karkasas bus palaidas, neturėsit geros terasos. Konkrečiai šitam projekte nešantysis karkasas yra 40-60, dėl to maksimalus atstumas eilėje tarp polių yra 1,20 m. Bus daugiau, turėsit siūbuojant terasą. Tarpatramis, profilis 35-50, šičia yra 90 cm, maks metras. Bus to daugiau, pavyzdžiui, 1,20 m kaip mediniam karkasui, tikrai turėsit siūbuojančią terasą. Aliumininis siūbuoja ir barška? Tikrai taip. Jeigu nesilaikysit šitų atstumų, ką sakiau, būtent turėsit siūbuojančią terasą. Kodėl šitas tandemas yra mūsų klasika? 40-60 2 mm. Jį lengviau pradurti ilgasriegį. 35-50 tai yra 3 briaunos, plus mes turim griovelį. Ten, kur lengva įsukti varžtą ir jisai tvirtai laikosi. Dar vienas labai svarbus dalykas dėl terasos vibracijos, tai yra lentos svoris. Kuo didesnis lentos svoris, tuo labiau gesina vibracijas barškėjimo momentu. Ir jeigu linksime šitą lentą su šita vibruos mažiau, nes jos svoris 25% didesnis už šitą. Jeigu būtų tuščia viduris kompozitas, jis dar labiau vibruos. Labai svarbus dalykas. Atstumas tarp gulekšnių. Kompozitų yra 40 ir mažiau. 50-60 cm. Pamirškim, kompozitas ne medis. Yra kur kas mažesni atstumai. Privačiuose erdvėse 40 cm, jeigu tai yra visuomenės paskirtis 30 cm. Plus, gamintojas labai daug akcentuoja, jeigu lentas montuojam kampu, reiškia, atstumas turi mažėti. Aš asmeniškai laikausi nuostatos, jeigu jūs pasukot lentas, pasukite ir karkasą. Tada tvarkingiau atrodo gulekšniai ir tas sujungimas nėra persikeitęs. Labai svarbus dalykas priekyje, galuose, sudvigubinti gulekšniai. Tai yra pusė žingsnio, 20 arba 15 cm tarp gulekšnių. Kitas labai svarbus dalykas – kabantis galas. Kiek gali kaboti lenta? Trexas akcentuoja, kad tai yra 20 mm. Jeigu paliksi daugiau, per laiką jisai atsistos, išsižios. Tas liečia šičia,
Lygiai tas pats yra prie sienos, kitam gale. Nepamirškit, žingsnis 40, priekį ir gale dvigubin 40. Ir tas dvigubinimas svarbu visur. Siauri praėjimai. 20-20 atstumą dalinam į 40. Laiptai. Pirmas 20 toliau eina, kas 30. Laiptam netgi akcentuojame, kad mažesnis turi būti atstumas 30. Girdžiu klausimą, kas bus, jeigu didesni atstumai. Kompozitas nuo karščio jums išsibanguos ir jūs turėsit išsibangavusią terasą. Jūs savo terasai turit lentų sujungimus. Šitaip negalima sujungti. Turi kiekvienas galas kabėti ant savo gulekšnį. Štai šitaip. Jūs turit rėminančią lentą. Arba dvigubinti reikia, arba darytis kopėčias atskirai rėminančiai linijai. Juosta ant laikančio karkaso. Ar jo reikia? Mano atsakymas – taip, būtinai reikia. Tik šitoj vietoje aliuminis. Nebijo drėgmės, bet juosta reikalinga dėl akustikos ir kad nešviestų tas aliuminis žiūrint iš viršaus. Mes šiuo atveju naudojam Fast Shifterio soft juostą. Akcentuoju soft, ne G-teipas. Nes mums reikia akustikos. Ko jūs manęs nestabdot? Taigi praleidom laikančio tvirtinimą prie nešančio karkaso. Kaip visą tai pritvirtinti? Mes tvirtinam aliuminių kampų pagalba. Juodų. Dedasi 2 kampai ir kniedėme su juodom kniedėm. Tokiu būdu mūsų ir karkasas gaunasi kaip meno kūrinys. Ar galima vienu varžtu tiesiogiai ir nevarstų kniedėm? Aš manau, kad ne, nes aliuminis nuo temperatūros vaikšto, plėšo ir tik laiko klausimas, kada tas varžtas atsipalaiduos. Ir daugiausia diskusijų sukianti dalis – terasos nuolydis. Ar jų apskritai reikia? Čiagi turim nulinio gerimumo lentą. Treksas nieko apie tai nekalba, bet rekomenduoja nuolydį daryti. Iš principo, nuolydis terasoje tai reiškia mažiau purvo, mažiau kalkių dėmių, greičiau išdžiūtanti terasa. Šitą terasą mes nuplovėm, lauke plus 20, po 15 minučių jinai jau sausa. Rekomendacijos treksai yra 1%, tai yra į metrą centimetras, yra minimalus nuolydis. Šiuo atveju čia mes ir padarėm 1%. Amerikiečiai daro 1,5%, o ten, kur reikia tikrai, kad greitai išdžiūtų, daroma net iki 2%. Čia dažniausiai baseinų zonos, ten, kur takai ir kur yra didelė rizika paslysti. Dažnas komentaras būna, kad nuolydis tokiom lentom nepadeda. Tikrai taip, ant šitų lentų ir padarius nuolydį vanduo stovės. Tik klausimas, kokio gylio, kokio dydžio ta bala bus ir kaip greitai jinai išdžius. Jeigu nuolydžių nebus, jūs turėsit balą, kuri džius ilgai. Aišku, treks lenta yra pakankamai dėkinga, jinai yra išgaubtos formos ir matosi, kad lentos viršus išdžiūsta pirmiausia, o po to tik džiūsta kraštai. Nuolydis tokioje terasoje yra asmeninis jūsų pasirinkimo klausimas, bet mano terasose nuolydis yra daromas visada. Beje, nuolydis nuo namo, ne į namą. Dar vienas dalykas, jeigu turi terasų sujungimus. Koks trumpiausias galas gali būti? Gamintojas sako, minimum turi būti 3 tvirtinimo taškai, tai reiškia per 3 gulekšnis. Tai šiuo atveju nuo 60 iki 80 cm jūsų trumpiausias galas, ką galima naudoti kaip lentos sudūrimui. Karkaso temą baigiam, bet noriu priminti, kad gamintojas sako, karkasas yra jūsų geros terasos pagrindas. Tai va čia turi būti didžiausias jūsų dėmesys. Karkasas. Nerkim į lentas. Prieš neriant noriu trumpai apžvelgti treks lentas, ką mes Lietuvoje turim. Šiuo atveju mums į Lietuvą šitas lentas atvežė MDS terasos ir mes turim 2 kolekcijas. Viena Enhance, tai yra išlengvinta su tokiu dantukais, ir Lineage yra pilna vidurė lenta. Šita lenta yra 25 metai garantija, nulinis įgeriamumas, turim 2 linijas. Basic tai yra 1 spalvės ir 2 spalvės. Šiuo atveju mes sėdėm ant projekto, kur buvo 2 sumaišytos spalvos. Rocky Harbor spalva. Aš turiu tik tai 2 pavyzdžius šitų lentų. Jeigu jūs domina plačiau, MDS terasose yra visas spalvynas, visa nuoroda, plus gyvus pavyzdžius galite matyti jų šou rūmuose. Sudomino, važiuokit gyvai, pačiupinėkit ir būtinai įsigykit. Klausimas, kuris visada sukelia diskusijų. Kas per nesąmonės? 25-50 metų. Pirmiausia, aiškim, nuo ko? Tai yra nuo atsisluoksniavimo, skilinėjimų, trukinėjimų. Toliau. Nuo įsiskverbusių dėmių, nes tai yra nulinis įgerimas. Atsirado dėmės,
tai jau yra garantijas. Negarantinis yra blogas montavimas, nesilaikymas instrukcijų. Dėl spalvų, spalvos pakitimas, jeigu konkrečiai pakinta spalva, jau yra garantinis atvejis. Bet naivu būtų tikėtis, kad 24 metais kažkas atsitikus, jos pilnai kompensuos visas lentas. Ne, kompensacija yra atitinkamai nuo praėjusių eksploatacijos metų. Kuo daugiau metų jūs eksploatuojate tas lentas, tuo mažesnė grąža bus kažkas atsitikus. Aš turiu karkasą, pas mane į kiemą atvažiavo lentos, ar aš galiu jos nešti ir montuoti? Ne. Dalykai, kuriuos reikia atkreipti dėmesį ir ką padaryti prieš nešant jas montavimui. Pirmas dalykas, atkreipkite dėmesį, kaip sandėliuojamos jūsų atvežtos lentos. Labai aiškus reglamentas, kad turi būti ant paletės ir sudėtos ir surištos, nes šitos lentos yra padengtos iš viršaus PVC danga ir jos yra linkę riestis. Jeigu bus blogai supakuotos, atvažiuos išsirietusiais galais. Tai vat sandėliavimas jums garantuoja, kad jūs gausit tiesias lentas. Toliau, aklimatizacija. Lentos gulėjo saulėkaitoj, čia jūs durite šešėlį, stop. Pirmiausia, lentas reikia atsinešti ir leis duoti jom atvėsti. Kitas dalykas, va taip atrodo jūsų lentų skersgaliai. Jeigu jūs montuojat lentas į sieną šito galu, reiškia, šitą galą pirmiausia reikia nusipjauti ir nusifrezuoti, kad būtų gražus. Pjaunasi nuo 5 mm, 5-10 mm. Taigi pirmas darbas, nusipjaunat galus, dedat montavimui. Treksas lentos pagrindu naudoja kietmedžio, medžio dulkes. Todėl ant naujai atvežtų lentų, jeigu jos gavo drėgmės, jūs galite rasti rudas dėmes. Nebijokit, tai yra tiesiog nuo kietmedžio ta drėgmė parudavo ir liko rudos dėmės. Jos su laiku tikrai nusiplaus. Labai svarbus dalykas. Trekso lentos tai yra kokstruzijos būdu pagamintos lentos. Tai reiškia, yra šerdis ir PVC aptraukta išorė. Tokios lentos pasižymi nestabiliu matmenį. Jeigu yra 140 plotis, tai žinokit, kad jūsų lenta gali per visą ilgį skirtis iki 2 mm. Gamintojas reglamentuoja net iki 3 mm. Toliau, jūs turite skirtingo ilgio lentas, beje, Trekso yra galimi 3 ilgiai, 365, 487 ir 605. Ir jūs projektuodami savo terasą, turėdami 3 ilgius, galite susidėlioti taip jų ilgis, kad turėtumėt labai efektyvų medžiagų panaudojimą. Bet, kadangi pločiai skiriasi, reikėtų vengti tokių dalykų kaip jungimo lenta į lentą. Jeigu atkreipia dėmesį, amerikiečiai dažniausiai deda savo terasas segmentais, tai reiškia vienas plotas, lenta ir toliau antras plotas. Tai yra, jie nesegmentuoja ir stengiasi nejungti. Ypatingai kategoriškai jie draudžia jungti krūvą lentų, kad būtų. Ir jeigu jūs centruojat lentas, netgi pats gamintojas sako, centruokit pagal centrą. Ne pagal kažkurį kraštą, pagal centrą, kad platesnės lentos kraščiukai būtų vienodai išėję į kraštus. Labai svarbus dalykas, akcentuojant, kad skirtingose paletėse gali skirti šiek tiek lentų atspalviai. Dėl to, jeigu jūs turit vieno ilgio lentas, bet skirtingos paletės, pamaišykit šitas lentas. Turit skirtingo ilgio lentas, stenkitės plotus sudėlioti taip, kad vienam plote vienas ilgis, kitam plote ilgis. Šitam projekte lygiai taip turėjom 487 ir 605 atspalviai skiriasi. Dėl čia mes dėjom 6 metrai, čia 487. Jūs sumontavot visas lentas ir labai svarbus dalykas – stop. Labai knieti iškart nurėžti lentas, bet noriu priminti, kad kompozitas nuo karščio plečiasi. Ir jeigu jūs montuojat lentas ir vienoje vietoje spiečia saulė, kitur šešėlis, šitos lentos yra skirtingai išsiplėtę. Nepulkit iškart nupjaustyti, nes labiau įkaitę lentos buvo daugiau išsiplėtę, o po nakties jos susitraukia į vienodą ilgį. Tai reiškia, kad nupjauti geriausia ryte, kai visos lentos po nakties yra vienodos temperatūros. Nepamirškit šitą, akcentuoju. Toliau, tarpai. Pirmas dalykas, kas reglamentuojama, tai yra tarpai tarp lentų. Gamintojas sako 5 mm, bet mes montuojam su klipsais ir tarpą mums užduoda klipsai. Šiuo atveju čia pas mus yra 6 mm. Antras dalykas – tarpai lenta į lentą. Šitoje vietoje gamintojas labai akcentuoja 5 laipsnių temperatūros ribą. Jeigu šalčiau negu 5 laipsniai, čia dedasi 6 mm, jeigu daugiau – 3 mm. Tarpas iki sienos. Jeigu šalčiau negu 5 laipsniai, 13 mm, jeigu šilčiau, 6 mm.
Šiuo atveju mes padarėm 6 mm, nes lietuvio akiai turi tas tarpelis būti gražus. Aišku, mes turim skalūną, sieną, jinai nėra lygi. Ir tas tarpas nebus vienodas, nes skalūnas sudėtas nelygiai ir jeigu mes pradėsim kartoti tą skalūną, mūsų kraštas bus toks. Tokiu atveju, kai turim kreivą sieną, geresnis kriterijus yra tiesi terasos kraštų linija. Tarpas tegul kinta savo. Kompozito lentų tvirtinimas. Pradžiai teorijos. Mes puikiai žinom, kad kompozitas nuo temperatūros plečiasi, atšalęs susitraukia. Dėl to negalima tvirtinti jo tiesiogiai. Todėl visi kompozitai tvirtinasi klipsais. Pradžia visada turi kabliukais, dedasi pradžios kabliukas, į kurį įsistato špuntas ir toliau tvirtinasi klipsais. Treksas labai akcentuoja, kad yra skirtingi klipsai naudojami karkasui iš aliuminio ir karkasui kietmedžio. Skirtingi klipsai. Šiuo atveju mes dirbam su aliuminiu, MDS Terasos atvežė tik tai su aliuminiu. Mes turim parodyti, kokie klipsai yra naudojami su aliuminiu. Dabar treksas žiūri šiek tiek konservatyviau, kiekvienoje dėžutėje mes turim instrukciją, kur mums primena, kaip reikia taisyklingai montuoti lentas. Tai va, yra klipsas, kuris prisispaudžia, plus iškart suporintas varžtas į aliuminį, varščiukas, kuris turi graštelį. Bet praktika yra tokia, kad į terasinį profilį, kuris turi griovelį, bet kokiu atveju reikia prasigręžti skylutę. Dedat klipsą, prasigręžėt skylutę ir tada sriegiat varščiuką. Tada bus gerai. Išskirtinis trekso dalykas tai yra tas vietas, kurios prasigręžia ir tvirtina tiesiogiai, jie turi savo gamoje ir kamštukus. Tai reiškia, tu šiek tiek įsicinkuoji skylę ir skylę užsikiši. Šiuo atveju, vat, kaip matot, čia yra visur užkišta. Nes šoninės lentas mes tvirtinam tiesiogiai, ypatingai kampus dviem varžtais. Kaip matot, treks lenta yra dantyta, todėl šitų kamštukų komplektacijų yra šablonas, kurį jūs dedat ir yra skylutė, per kurią gręžiant jūs pataikot būtent į tą bangą. Įsigręžėt skylę, gręžiat varžtą ir pačią skylutę užkišat kamštuku. Beje, gręžiant per kompozito skylę, būtinai privaloma įsigręžti skylę, iš ankstinę skylę. Nepamirškit šito dalyko. Ir toliau paskutinis dalykas iš tų dar, ką mes dar naudojam, visos šitos lentos skersgaliai yra nudažomi va šitais dažais. Tai nėra treks gamintojo, bet nudažius galus atrodo kur kas tvarkingiau terasos. Ypatingai ten, kur košė skiriasi nuo PVC spalvos. Treksas ir visi kokstruzijos būdų gaminantis gamintojo lentas mums pateikia dviejų profilių. Vienas tai yra lenta, kurią mes montuojame, ir antras pilnu profiliu, tai yra rėminančios lentos. Bėda, kad mes neturim jokio tvirtinimo taško. Kaip tvirtinti rėminančią lentą, jums reikia įsifrezuoti griovelį. Ten, kur yra klipsas, dedat, pasižymėt ir įsifrezuojat griovelį, kuris paskui įsistato į klipsą. Tai va, papildomas darbas. Dar kalbam apie apdailą. Noriu akcentuoti šitą mazgą. Aišku, mes lietuviai norėtume, kad čia būtų sujungta ir nebūtų jokio tarpo, bet mes buvom tai padarę vienoje iš pirmųjų savo treks terasų, bet po žiemos gavosi, kad vos atkilo. Ir nusintas sakė, tai yra negarantinis atvejis, nes jūs nepalikot tarpų. Nuo to laiko mes paliekam 2 mm tarpą, užfrezuojam ir siūlę skersgalį mes uždažom. Gaunasi toks labai tvarkingas mazgas, kuris nuo temperatūros deformacijos kintant išlieka stabilus, atrodo labai gražiai. Plius, kad neįsivaikščioti būtent šitą vietą, stacionariai varžtu pritvirtinam, kad šita vieta būtų laikoma, visa deformacija ir stumdymasis vyktų į aną pusę. Kaip mes tvirtinam šitus mazus, kad nėra ne vieno pradūrimo, kaip matė treksas, sako, gali tvirtinti tiesiogiai, bet horizontalus tarnavimas lentai tai yra pats ekstremaliausias ir aš vengiu visų badymų iš viršaus, nes neaišku, kaip tas rezultatas atrodys po 5-10 metų. Dėl to mes visas savo rėminančias lentas tvirtinamės puskampių, aliuminio puskampių pagalba. Šičia yra darosi puskampiai, kur varščiukais iš apačios į bangą lentos priveržėm iš apačios. Tai iš principo mūsų lenta tamposi, mūsų aliuminis karkasas nuo temperatūros tvartosi, plus tas puskampis yra prikniedytas, jis taip pat duoda tam tikrą laisvumą. Dėl to taip pritvirtintos lentos šitą mazgę yra tvarkingos. Kitas dalykas dar, ką akcentuoja mūsų gamintojas, jeigu šoninė lenta dedasi prie medžio, pavyzdžiui, prie aukšto profilio medinio, tarp lentos ir medžio būtinai turi palikti tarpai, spaceriai. Kiek, koks atstumas nenurodo. Šiuo atveju pas mus yra aliuminės kojelės, mes šitų spacerių nenaudojam. Dar vienas jūsų dažnas klausimas, kokiais diskais pjaunat šitas lentas.
Mes naudojam tiesiog medžio diskus, seniau naudojam firminius, bet kai pasibandėm raudoniuosius specialisto diskus, nepamatėm jokio skirtumo apart finansinį. Tai svarbu medžio, ATB, kad dantys būtų į aštrus, jie būtų kraštus, kad aštriai pjautų. Ir, kaip gamintojas sako, turi būti daugiadantis karbidinis diskas. Tai iš principo šitie diskai mums pasiteisino, mes pagrindė kampų pjovimui naudoju 216 skersinį, tai yra su maža fliuktacija. Ir aš, pavyzdžiui, daugiau praktikuoju geriau pasiimti pigų diską, kaip ir šiuo atveju, čia yra 10 eurų ribose. Ir po vieno projekto aš jį tiesiog išmetu, kai metalo laužą, nes galas gaunasi brangiau. Dažniausias kompozito montavimo klaidos. Bloga ventiliacija, blogas drenažas, po terasa stovinčių drėgmė. Tai yra lentos iš apačios prikaupia drėgmės ir jos pradeda riestis. Antras, per didelis tarpatramis šičia. Terasa nuo karščio išsibanguoja. Kabantys galai, jie irgi pradeda riesti. Per maži atstumai tarp sienos, pamaži atstumai tarp lentų. Lentos pradeda plėstis, neturi kur plėstis ir pradeda vieną kitą skėst ir plėsti. Turi tuščią vidurę lentą, privalomi terasos nuolis nuo 1% iki 2%. Iš viršaus jokio tiesioginio tvirtinimo. Lenta turi lengvai vaikščioti nuo temperatūros. Lenta sumontuotas iš vienos pakuotės, o paskui į kitos. Mes turim margumyną ir atspalvių netitikimą. Tu vis dar su manim? Aš tavim didžiuojuosi. Dabar tikrai tau nereikės skaityti instrukcijų. Bet noriu pakviesti peržiūrėti dar 2 video. Vienas, girdėjot, aš jums akcentuoju. Karkasas. Geros terasos pagrindas yra karkasas. Apie aliuminį karkasą, kaip ir šiame projekte, esu padaręs labai detalų video. Ir antrasis, tai yra vienas dažniausių klausimų. Sauliau, kokią dangą man geriausia pasirinkti? Apie tai detaliai kalbu šitame video. Būtinai pasidalink šito video su draugu, kuris planuoja įsirengti terasą, o komentarę parašyti tau būtiną rūpimą klausimą, aš tikrai jį atsižvelgsiu ir atsakysiu.